pradėsim antrąją kovą. Brandaus jaunimo klubas prieš Fidel Castro, dvi Vilniaus komandos. Tai kairėje Brandaus jaunimo klubą atstovauja Ramūnas ir Justina. Justinai pirmas kartas, ne? O Ramūnas ir pirmam ir antram dalyvavo. Antram ne. Antram ne? Nepriėmė. Buvo daugiau, vyresnių. O dešinėje Fidel Castro, Jolanta ir Žygimantas. Ir kiek atsimenu, abudu esat praeitam dalyvavę. Bet dėl to į poroj? Jo, ne toj poroj. O pirmam sezone esat irgi skirtingose porose. Čia jūsų tikslas yra Fidel Castro išsimiksuoti, Kapitonas bando surasti geriausią kad iki finalo santykį. daitų. Supratau. Nu, tai smagu. Tai mes nieko nelauksim ir pradėsim antrąjį žaidimą. Ir čia jūsų iškart laukia pirmas turas su 6 klausimais, 1 taškas už teisingai įvardintą atsakymą. Pirmieji paspaudę atsako ir jeigu teisingai gaus tą tašką. Ir pirštukai prie mygtukų pradėsim nuo pirmojo, kur yra logotipas ir man jums reikia pasakyti, kieno tai logotipas. Nežinau. Galiu pasakyti, kad tai Jungtinių Amerikos valstijų. Čia kokių užsimasių kažkas susijęs. Ai, sakai, New Yorkas, jo. Bet tai kas tai yra? Ne, tai Atsakymų nėra? Turim žinoti, kad Tai yra New Yorko, nes į vertybinių popierių biržą New York Stock Exchange. Bet taip. Okay. 0-0, pradedam. Pažiūrėkime, ar antras seksis. Įvardinkite personažo vardą ir pavardę, kuriam priklauso ši vėliava. Jack Sparrow. Taip, Jack Sparrow iš Karibų piratų. 1-0. Brandaus jaunimo klubas išsiveržė į priekį. Trečiasis. Kaip vadintas finikiečių įkurtas miestas valstybė dabartinio Tuniso teritorijoje? Finikiečių kalba tai reiškia naujasis miestas. Gal Kartagina? Taip, Kartagina. 2-0. Ketvirtasis. Kurio šalies įmonė yra Korg, kurie garsėja elektroninių muzikos instrumentų gamyba? Vokietijos? Ne Vokietijos. Spaus, ką nors sakyk. Galbūt Japonija gal? Japonija. Taip, japonai. 2-1. Penktasis. 22 buvo išleisti pašto ženklai skirti Eglei Žalčių karalieniai kairėje ir mistiškajam 2 žodžiais. Paparčio žiedai. Taip, paparčio žiedai. 3-1. Nespėjom. Tikrai mistiškas. Dar ir parodau. Gražus. Ir ką? Paskutinis turo klausimas. Įvardinkite cheminį elementą, kurio lietuviškas pavadinimas prasidėtų ir baigtųsi tą pačią raidę. 3, 2, 1. Atsakymo nėra. Silicis. Taip, tai silicis, skandis, selenas, stroncis, sidabras, tibis, samaris, cyborgis. Labai daug, tai 3, 2. Gerai, padovanojom vieną. Ne vieną. Ta Japonija. Šiaip maniau, kad pirmas spėjimas bus sidabras, bet ir silicis. Galvojau, kad bus antras silicis. Nes aš galvoju apie S, bet siera kažkodėl. Man iškart, kad tai kažkas. Gerai. Tai ką, 3-2 Brandaus jaunimo klubas pirmauja po pirmo turo, o mes turėsime antrą turą, 6 klausimai, 1 taškas ir čia jau turėsite atsakymų variantus. Jeigu pasirenka teisingai 1 taškas, bet jeigu žinote ir be atsakymų variantus, spauskite, jeigu teisingai gausite tą tašką be konkurencijos. Tad pradedam nuo pirmojo. Antuanas Henri Bekerelis, Nobelio premijos laureatas ir vienas iš X atradėjų. Kas slepiasi po X? Insulinas, polimerai, radioaktyvumas, selenas. Radioaktyvumas. Taip, radioaktyvumo vienas iš tėvų galime jį pavadinti. 3-3, išlyginama. Antrasis, kokiu pavadinimu vadinama Saulės dievo Horo akis? Aubi, Hersa, Ihis,
Udžat. C gal? Ne, Ihis yra muzikos dievas. Ką galvoju? Ar gal pirmas, ne? Kaip tu galvoji? Aš apie pirmą galvoju, ne? Sakyk. A, Ir ne Aubi. Jums liko Hersa arba Udžat. Nu, čia. Taip, Udžat yra tas tikras pavadinimas 4-3. Brandaus jaunimo klubas vėl pirmauja. Gerai. Trečiasis. Kuris miesto pavadinimas yra Anglijoje? Airija, Britanija, Škotija, Velsas. Kažkuriuo pavadinimu yra miestas. Spausk kraną. Spausk. Britanija. Ne Britanija, aš apie miesto Airiją tokio galvoju nėra. kažkodėl tai. Pažiūrėk. Airija, Škotija ir Velsas. Velsas, ne? Be fanta... Škotija, nu. Ir ne Škotija. Tai Airija arba Velsas. Airija. Padovanotas taškas, nes Labai gerai. Velsas yra Aš toksai norėjau miestas pasakyti. 5-3. Daugiau. Tai. Į sveikatą. Tai va, pritrūko turbūt miestą fantazijos, tai sako, ai, pavadinkim Velsu. Ketvirtasis. Vilsai. Kaip vadinamas laikotarpis vienuolio gyvenime, kuomet dar tik ruošiamės noviciatui. Tai yra tyriama kandidato motyvacija ir tinkamumas vienuolystei. Aristenija, krucifacija, postulantūra, prospektūra. Turėtų C būti. Taip, postulantūra 6-3. Slinkavimas turėtų. Iš kur? Yra būdas. Slinkavimas turėtų Nedaėjo iki iki tol turėtų būti. Tai va, galvoju, ar iš žodžio išmastė, ar gal domėjais, gal? Ką reiks pasidomėti. Penktasis. Gerai. Kaip vadinasi pirmasis Lietuvos literatūros istorijoje romanas karinis techno-trileris? Autorius Giedrius Petkevičius. Kaune gyvenantis, išleidęs ne vieną apie karą knygą. Be variantus paspaudai. Durnių laivas. Ne tas Petkevičius. Diena, kai jie ateis, karo žmonės, tankai sniegynuose, ta šaltas 24-ųjų ruduo. Žmonės greičiausiai bus. Jūsų variantas dabar. Nu, ar? Nu, A gal. Diena, kai Taip, ateis. diena, kai jie ateis. 7-3. Gal teko matyti tą knygą? Nemačiau, Spėjimas. dėja. Ir šeštasis. Muzikinių garsų sąskambių netvarka vadinama kakafonija. O, Harmonija. Taip. ne. O kaip vadinamas priešingas atitikmuo, tai eufonija, nanofonija, plifonija ar unofonija. Jums pasirinkti vieną iš 4. Būna tai vienas garsas, tai gal vienas, kai daug garsų, tai kakofonija, tai būna tai gal vienas garsas. Kaip... Bandyk tu. D? Ne. Tai tada. Tada Tada A. A bus. Ne. Taip, Aš irgi tarp tų eufonija. dviejų tai rinkausi. Čia ramus. O kaip pirmas sakėte, euforija? Harmonija. Aha, harmonija. Nu, bet čia panašiai, bet ne. 8-3 ir šiame ture Fidel Castro tik vieną taškiuką užsidirbo. Vieną padovanojot netgi. Aš tą Japoniją Dosnus. galvojau per paprastą, nes tas atrodo. Jie vienas, nes čia irgi rinkausi tarp dviejų. Tai ką, kryžiukai mūsų ekrano kairėje yra Brandaus jaunimo klubas, nuliukai Fidel Castro ir pirmieji rinks sistemą Fidel Castro, nes atsilikinėja rezultatu 8-3. Atsakymo vertė 2 taškai, jeigu pavyks užbraukti liniją 2 taškai, o jeigu teks svokti ir pataikysite 1 taškas. 40 sekundžių apmastyti. Fidel Castro sako, kur nori keliauti, ar į NFL su bonusu, Konfucijus su rizika, gyvūnas, rečiau naudojamos vėliavos, filmas, triušiai, žodžių grandinėlė, animuotas aktorius literatūroje. Ką žinau. Einam, NFL. Čia jeigu tu žinai, tai į kurią taikysimės liniją, skersai, žemyn, į šoną. Kažką paimsim. Paimam NFL. NFL. Maksimaliai 3 taškai.
Tai Los Andželo komanda, kuri pasivadino daiktu, kurį dauguma naudojama prieš eidami miegoti. Tenka panaudoti šį prietaisą ir dienos metu, jei jūs labai jau daug naudojatės įvairiais prietaisais. Koks komandos pavadinimas? Bonus 61-2016 komanda vadinosi ne Los Andželą, o kito miesto komanda. Kurio? Tai pirmą man komandos pavadinimą, o po to jau keliausim prie miesto. Koks čia prietaisas? Aš kažkaip daug visais prietaisais. Čarčeris. Ne, palauk. Išeinam miegoti. Užuolaidos, kaip užuolaidos. Bet tai čia ne prietaisas, užuolaidos tai ne prietaisas, nebent žaliusios kokios, bet tai... Dienos metu. Jo, čia kažkas, bet prietaisas. Taigi, variantas. Komandos pavadinimas Los Angeles Blackout. Ne. Turit variantą. Nu, galvom, tu pastarsi. Bandysim, aišku, būtinai tu turėsim. 3 sekundės. Ai, Man atrodo, žiūrėk, kroviklis tiesiog. Masks. Ne. Kroviklis. Masks naudojat prieš miegą? Prieš miegą naudojate dažniausiai turbūt telefono įkroviklius ir jie pasivadina Chargers. Ir prieš tai buvo San Diego Chargers, o nuo 2016 Los Andželo Chargeriai. Ir net ant šalmų palikau kažką su elektra jums simbolizuotų. Tai išlieka tas pats 8-3. Gerai, nieko. Paims. Tai tu sakyk, ką rinktis. Kažkaip pradedam Viskas gerai. pirmuosius klausimus Man viskas minusiukais. Brandaus jaunimo klubas, kur keliaujam? Nežinau. Nežinau. Tokios visos gundančios temos. Labai. Nu, okei. Literatūroje. Literatūroje. Kokiu lotynišku žodžiu vadinama literatūros kūrinė vaizduojamų įvykių visuma susieta priežastingumo laiko ir erdvės ryšiais? Tai yra fabula. Tai fabula. Ir pradėsime ir užbaigsime muzikos garsu. Pradėsime fa, užbaigsime la. 10-3. Įmo vietoj. Eik su savo. Tik pažinosim filmą. Nu, jeigu tu nebent žinai daug. Bus tas bus. Nu, okei. Įmo vietoj. Filmas. Aha. Baudžiamo kodekso 129 straipsnis padės įvardinti žodį besislepianti po X. Naktis su... Čia su kokiu prievartautų šito, kuo žagintojų, su kuo... Su buteliu, su kuo dar gali būti, nebet iš ką... A? Sakai? Bet jie žinos ir ne. Kažkaip tai. Kažkas paprasčiau, man atrodo, turbūt. Padėgėjų. Padėgėjų. Sakai? Tai jūsų variantas? Nu, ką rinkėsi, nes... Prievartautojai. Ne. Jūsų. Su žudiku. Taip, su žudiku. Pavogtas taškas 11-3 ir 129 straipsnis yra nužudymas. Naktis su žudiku. Dar kartą NFL įmam. Tą miestą gal kaip spėsim. Tai dabar NFL būtų gerai, ne? Okei. Oi. Dabar imsim gyvūnas. Gyvūnas. O. Matote vieno gyvūno paplitimą, kuris deda kiaušinius, poruojasi vandenyje ir priklauso kloakinių gyvūnų būriui. Koks tai gyvūnas? Hidna. Kas? Sakyk. Echidna. Ne? Tai echidna? Ne hidna. Ančiasnapis. Taip, pančiasnapis. Pavogtas taškas 11-4. Žinai, reikia sakyti. Jie nieko neduodame, tai tas bubuliukas čia labai gerai, aš iškvartau jo.
Fidel Castro, kur keliaujam? Kaime. Aš žinau, gal triušiai kokie nors. Kas ten gali būti? Jau ką nors. Triušiai. Triušiai. Triušiukai. Tai naminių triušių veislė, kuri turi sudurtinį pavadinimą. Pasižiūrėkite jį, gal primins kitą gyvūną. Koks sudurtinis triušio veislės pavadinimas? Jisai gal koks ausis, nu bet asilas, palauk. Liūtas, jo. O liūtas, o tai koks? Iškeliūtis, kaip nors. Liūtakartis gal. Liūtakartis. Jo, nes karčiai kaip liūtas. Nu, bandyk. Liūtakartis. Ne liūtakartis. Sakyk ramai. Liūtaplaukis. Ne liūtaplaukis. Tai yra Lionhead liūtagalvis. Galvojau sakyt, Liūtagalvis. 11-4 išlieka ir toliau. Gerai. Bet mielas toks. Kas toliau žinos? Gerai, grandinėlė. Žodžių grandinėlė, tai Pasiruošk. žodžių grandinėlė. Gerai. 11-4 pirmaujam, pažiūrėkim kaip su grandinėlė. Žodžiuose pakeiskite po vieną raidę. Sulietuvinta Briano pavardė, kuris iš Washingtono Wizard asistento 2024 tapo minėtos komandos vyriausiojų treneriu. Lemon Joy vokalisto pavardė - Paukštis. Kalbus, kalbus. Lofas koksai. Gal, Brainas. Gerai, kofas, dofas. Hofas gali būti. Nežinau. Hofas. Nu gerai, sakyk. Hofas, kofas, kovas. Ne. Jūs turite vardį. Išlieka 11. Nu tai pirmą Fidel reikia Castro. pakeisti. Ne Hofas, o koks. Mes kiek dar sekundžių turim? Kol ištiksis. Aš galėjau dar nesakyti. Paukštis kovas galima iš apačios. Taip. Lemon Joy vokalistų pavardė Kofas. Taip. Pirmą tik taip pat. Ir pirma sulietuvinta būtų Briano pavardė. Iš asistento tapus treneriu Viena. yra Lofas. Ne. Tai taip, tai yra Kovas, Kofas, Igoris ir Kifas. Yra Brianas Kifas. 11-4. Na, okei. Mes dar galime. Tai Taigi. Su rizika, Tai sako, Fidel lengvesnių Castro. buvo. Įmam Konfucijų. Ką galvoja? Band. Konfucijų. Konfucijus rizika, neatsakot arba atsakot neteisingai, arba nieko nesakot, -1 taškas. Konfucijus teigia, kad peilis gali žudyti, todėl jo vieta tikrai ne tarp stalo įrankių. Šakutė ir šaukštas jam taip pat atrodė kaip pavojus. Tad Konfucijus agitavo, kad visas maistas turi būti valgomas tik su tam tikru stalo įrankiu. Kokiu? Kai žinot, spaudžiat, Pagaliukais. Sakai? Kiniškas pagaliukas. Ne, nu gal. Bet tai, o... Kiniškom lasdelėm. Va kaip jis. A, čia stalo. Arba šaukštą rinkčiausi, ne? Tai irgi pavojus. Šaukštais ir šakutė, peilis. Nu tai okei, tai spaus, pasakyk. Galbūt tai kiniškos lasdelės. taip, tai yra valgomos lasdelės, o Konfucijus irgi pats kinas. Tai elementaru, kad tenais viskas su lasdelėmis. Todėl jisai taip ir agitavo. 11-6 yra toks rezultatas. Ir turime nuliuką į čia. Ir reiškia, niekas daugiau nebegali nieko užbraukti. Tad turas baigtas rezultatu 11-6. Va taip.
Tai ką, ketvirtasis turas ir čia tik 2 klausimai, maksimaliai 6 taškai, už kiekvieną klausimą 3 taškai, tad čia Fidel Castro sėkmės atveju gali net išsiveršti į priekį ir tada prireiktų 5-ojo turo, bet 5 taškais pirmauja Brandaus jaunimo klubas, tai vieną atsako ir jiem lafa, kaip sako. Būtų gerai. Tai ką, pirmasis, kurio animacinio serialo tai kadrai? Čia Dragon Balls? Ne Dragon Balls. Nežinau, aš čia šitų. Aš matau, kaip liūdi, kad jūs negavot netokių. Jeigu nemačius, kas čia primint gali. Čia kažkokia šakna suvalgė kažką. Ne. Tai, turit variantą? Ne. Ir visi chorų. Bet yra serialas? Pokemonai. Ir dar vakar korteles jų turėjot. Okay. Tai 11-6. Taip. Ir paskutinysis turo klausimas. Penicilinas yra labai efektyvus antibiotikas. Prieš jį susintetinus karo metu, kai kareivis sužeisdavo, geriausias to meto antibiotikas dedamas ant žaizdos buvo tokia duona. Supelysiu. Taip, supelyjusi duona. 11-9. Užbaigėme. Ir tas pelėsis labai gerai apsaugodavo nuo užkritimų. O tai reiškia, mums reikia 5-ojo turo. Dar 2 taškiukai yra. Okay. 11-9, tik 2 taškai skirtumas, Brandaus jaunimo klubas priekyje. Tad turi persvarą, bet miegoti šiame ture ne valia, nes 4 taškai 20 sekundžių kiekvienam užuominai apmąstyti. Ir jeigu priešininkai paspaus, atsakys, gaila, gali būti baigtas ir visas žaidimas. Tai koks augalo pavadinimas jums reikės įvardinti ir 4 taškai yra tokia informacija. Antikos laikais tikėtina, kad šis augalas galės panaikinti piktą lemiančius ženklus ir išvaryti demonus. Anksčiau iš šio augalo dažnai gamindavo vaistus. Iš daugelio augalų gamindavo. Matau, ką žinau, bet antikos tai čia, antikos į Graikiją. Arbatmedis. Taip, 4 taškų niekas nenori. 3 taškai. Nors šį augalą dažniausiai ėda tik asilai, bet sakoma, kad suvalgius šį augalą besilaukianti mergina susilauks berniuko. Dagys kažkoks, tai dagus. Nežinau. Dagys, man atrodo. Bet tai, ar jis, sakai? Dagys. Taip, tai yra dagys. 11-12. Sveikinu, Fidel Castro laimė. Geras. Teko su berniukais. Ne, kažką čia, bet galvojau, gal sudėtingesnis bus nei dagys. Dagys. Tai yra, būčiau pasakęs, kad yra tyrimai, kad šio augalo rūšis Centum capita sukelia meilės pojūtį ir lengvina įsimylėti matomą asmenį, informaciją, kam reikia. Ir žinoma, kad tokia pavardė turi 2008-2009 Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministras. Tai ką, tai Fidel Castro keliauja į pusfinalį šis duetas. Ačiū, Filima. Gubernija susirenka, mikrofonus paliekam. Muziko. Gubernija. Čia visi savi.